Jeigu tavo gyvenimo tikslas pinigai, tai sustok ir paklausy galvą, kad suprastum, ką aš noriu tau danešti. Iš esmės mus visus programuoja ir mokykloje, ir nuo pat pradžių, kad jūs turite gyventi dėl pinigų. Tai vat, jeigu jūs gyvenate dėl tų popierėlių, kurie vadinami pinigais, žmogaus iš esmės sukurti, popieriukai, apsikeitimas energijos, tai jūs papuolėte jau į tą tinklą, kuris vadinamas, čia iš esmės tai dėl energijos viskas daroma. Ir jie planuoja jau padaryti visą tai skaitmeninius pinigus, kur dar bus lengviau vis kontroliuoti, ir kai tik tai kažkas tai kažkur tai nepavyks, tai labai daug emocijų kainuos, kada jums užblokuos ten kažkokias sąskaitas ir panašiai. Tai pa žmogų turėtų būti iš esmės ne dėl pinigų visas jo gyvenimas, o dėl pašaukimo, tą, kai jisai gali skirti, padėti kitiems žmonėms, kad jisai kažkokią naudą gali duoti. O tada ateis ir pinigai, ir žmonių dėkingumas, viskas bus tvarkoje. O kol jūsų tikslas pateikta, kad jūs turite dėl pinigų dirbti, tada labai daug problemų įvyksta gyvenime, daug emocijų kainuoja, jūs negalite realizuoti, jūs iš esmės tai visi iš samdomų darbų negalite išeiti, nes neduoda to padaryti. Tai aš, pavyzdžiui, padedu žmonėm atsikratyti visų šitų pasąmoninių programų įtakos. Už tai man žmonės dėkingi, susimoka kol kas pinigais, nes nėra kitokio būdo apsikeitimo energijos. Ką jūs man gali dar pasiūlyti už tai, kad aš jums sutvarkau jūsų vadinamą karmą, jūsų ateitį, jūsų visą būseną gerą. Kol kas tik pinigais, nėra kaip kitaip apsikeisti. Tai jeigu uždės kažkokius tokius, kaip bus skaitmeniniai pinigai, bus dar sunkiau kažkam tai apsikeisti kažkokią energiją. Tai tie, kurie jaučiat, kad kažkas tai netaip jūsų gyvenime, tai neturi dar kaip kreiptis į tokius meistrus kaip aš į pasąmonės, kurie tvarko, kurių iš tiesų labai nedaug, tik tai keletas procentų iš viso, kiek man žinoma, ant pasaulio. Pradėkit nuo šito musmiryčių, džiovinkit. Tai bent šiek tiek sustabdys šitas įtakas, jūs atgausit energijos ir galbūt pradėsit kažkokius veiksmus daryti. Kol kas jūs sėdėsit tik tai samdomam darbe ir niekur į priekį. Tai iki, visiems gero gyvenimo, kam reikia, kreipkitės, padėsiu.